Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime restorano vertą patiekalą tuno tartarą. Pradžiai susipjaustysime tuną. Tuną pjaustome mažais kubeliais. Kai namo parėjai pasitinka draugai ir ateina kaimynas su dideliu buteliu vyno. Tai žinai, mes kalėdas sutikom gerai. Tuną dedame į indelį, lygiamis dalimis pilame soją, sezamo aliejų ir alyvuogių aliejų. Viską pramaišome ir paliekame kelioms minutėms pasimarinuoti. Ant įkaitintos keptuvės apsikepiname sezamo sėklas. Sezamas apskrūdo, dabar apsikepsime duoną. Paskutinis mūsų patiekalo komponentas – avokadas. Avokadą susipjaustame plonais griežinėliais. Į lėkštę dedame avokadą, į tuną dedame keli šaukštus sezamo, nuskaniname druską ir pipirais. Viską išmaišame, tuną dedame į lėkštę. Pakeliame bures, šiek tiek salotų, keli griežinėliai skrūdintos duonos, šlakelis balzaminio modenos acto, skanių kūčių. Na, o mes pasimatysime šviežios idėjos su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.